Sveiki visi susirinkę į mūsų tinklalaidę. Mūsų projektas vadinasi Tinklalaidžių meistrai eteryje su rašytoja ir aš esu Auksė. Aš esu Danielė. Ir aš esu Žymantė. Ir pas mus eteryje šiandieną yra atvykusi rašytoja Ieva Jakubauskaitė Gidrienė. Sveiki, Ieva. Sveiki. Kadangi mes žinome, jūs išleidote savo pirmą knygą, kuri truko 15 metų, tiesa? Rašymas? Jo, taip. Ne, jis truko šiek tiek mažiau. Mano knyga nebuvo tokia ilga, bet tikrai labai ilgai truko, net 6 metus rašiau. Tai man atrodo, kad čia jau ir taip yra, žiauriai ilgai, kaip tokiai gana trumpai knygai. Na taip. Tai gerai, tai pirmasis klausimas būtų, nuo ko prasidėjo jūsų rašytojos kelias? Geras klausimas, nuo ko jis prasidėjo. Aš nežinau, kada tas kelias iš tikrųjų skaitosi, kad prasideda. Ar tada, kai tu sugalvoji, kad tu nori būti rašytoju, ar tada, kai jau paimi ir parašai pirmąjį savo knygos sakinį. Na, galbūt aš apsisprendžiau, kad paimsiu ir rašysiu knygą, kai man buvo 30 metų. Iš tikrųjų, netgi laukiau to momento, kai man sukaks 30, ir tai buvo dėl to, kad mano viena mėgstamiausių rašytojų Virginia Woolf yra pasakiusi, kad dievaži tik nerašykite knygų iki 30 metų. Tai aš dėl to ir laukiau, kada man bus 30, kad galėčiau, turėčiau teisę tarsi, turėčiau šiek tiek bent tos patirties ar įžvalgų ir, tiesiog toj pačioj knygoje galbūt tiek nenusišnekėčiau. Tai dėl to ir sulaukus 30 ir pradėjau rašyti. Kas jūs paskatino parašyti jūsų debiutinę knygą? Knygą svajojau rašyti nuo labai ankstyvos vaikystės, nes vaikystėje, šiaip kiek save prisimenu, aš labai daug nuobodžiaudavau ir man, tiesiog slankiodavau po namus, neturėdama ką veikti. Ir vienintelis dalykas, kas man atrodydavo prasminga, nes tai man teikdavo kažkokią kaip ir tokį eskeipizmą ar tokį malonumą. Daugiausia tai būdavo tiesiog skaitimas, kuris vėliau paskatino mane rašyti dienoraščius, kažkiek ten eilėraščių. Ir, man atrodo, kad kiekvienas kažkiek rašantis vaikystėje pradeda svajoti tą knygą parašyti. Na ir tada ir aš maniau turbūt, kad ateis ta diena, kai imsiuosi tos knygos. Tai, o ta debiutinė knyga, ji irgi tokia buvo išgalvota, galvojau, kokia ji turėtų būti. Ir skaičiau labai daug knygų apie rašymą patį, kaip reikia rašyti knygą, nes net pati neįsivaizdavau, iš tikrųjų, nuo ko pradėti. Tai toks pats paprasčiausias patarimas buvo tiesiog pagalvoti, kas tau artima, ką tu žinai, ką tu gali papasakoti, tiesiog tai, kas yra apie tave. Iš tikrųjų, ieškodama tos temos, ilgai klaidžiojau. Bet vis dėlto supratau, kad ko gero turėsiu rašyti jausmų temą. Tai kai kažkiek išsigulėjo tas personažas, apie kurį norėčiau parašyti, nes žinojau, kad norėsiu rašyti apie tokį tamsų žmogų, kažkokį galbūt man tai atrodė originalu, ir tada į tokį leidausi tokį jausmų pasaulį ir norėjau jį kažkaip aprašyti. Kartais atrodo, kad net nežinai, ar čia gali po vienos debiutinės knygos paimti ir pasivadinti rašytoją. Tai dar šiek tiek yra tas toks vadinamas imposterio sindromas, kai nežinai, ar tu čia tas rašytojas, kada jau čia tu tampi rašytoju, ar tiesiog mėgėjas rašyti. Gerai, ir tada judam prie sekančio klausimo. Tai kokie didžiausi iššūkiai kilo rašant pirmąją knygą? Gal kažkokios buvo pauzės, kai negali rašyti, kažkoks barjeras, per kurį negali pereiti, tai gal kažkas tokio buvo ir kažkoks užstrigimas keliems mėnesiams, ar viskas ėjosi kaip sviesta? Tikrai neėjosi kaip per sviestą, dėl to 6 metus rašiau ir ko gero didžiausias iššūkis buvo pats supratimas, kažkaip gana anksti atėjęs natūralu, kaip yra sunku vystyti istoriją, kaip yra sunku kurti tiesiog knygą. Nes atrodo lieti jausmus, kažkokius tai išgyvenimus yra labai paprasta, bet rašytojo, ko gero, tas didysis iššūkis yra visą tai, ką tu tą visą srautą suvaldyti ir sukurti iš to istoriją, sukurti pasakojimą,
surikiuoti tas mintis, įtraukti skaitytoją, kažkiek tai, na, padaryti jį įdomų. Tai berašant, ką aš maniau, kad, na, ko bijojau, tai kad galbūt nemoku gramatikos, skyrybos, netgi tai dabar tai atrodo gana absurdiška, apskritai, kad galvoti reikėjo apie tai, nes iš tikrųjų sudėtingumas ateina tada, kai tu rašai ir supranti, kad, nu, tu nieko čia gero neparašai, kažkokį tai briedą, tiesiog rašai tarsi kokį dienoraštį, bet iš tikrųjų tu rašai knygą ir po to tu turi tą tekstą suvaldyti, išnešioti ir tai yra, na, tikrai labai sunku ir kartais net rankos nusvyra ir atrodo, kad tu, nu, tiesiog nepajėgsi to romano suvaldyti. Tai, bet iš to labai didelio noro, nu, daug tų kūrybinių kančių, iš tikrųjų rašant pirmą knygą buvo daug ir tos akistatos su savimi labai daug. Taip, o sakykit, žinom, kad esat anglų kalbos mokytoja. Tai kodėl nusprendėt rašyti savo knygą lietuvių kalba, o ne anglų? Na, geras klausimas. Anglų kalba, anglų kalba rašyti man būtų tikrai iššūkis. Esu skaičiusi tokių verstinių knygų, kaip pavyzdžiui Joseph Conrad, Heart of Darkness, kai negimtakalbis nusprendžia parašyti užsienio kalba. Ir labai sunku yra skaityti, na ir šiaip vis dėlto mano gimtoji kalba yra lietuvių ir manau, kad nepajėgčiau, nors ir esu išvertusi knygų iš anglų į lietuvių kalbą, bet gražios knygos ko gero neparašyčiau. Bet turėjau minčių, galbūt turėčiau išversti šitą savo romaną, nes turiu tą įgūdį, tai galėčiau kad nors tai padaryti, bet vėlgi tai yra labai didelis darbas, kuris mane sustabdytų nuo kitos knygos rašymo. O ar žadate ateityje rašyti anglų? Ne, vis dėlto aš nebent galvoju, kad galbūt parašyčiau anglų kalbos mokymosi vadovėlį arba kažkokį tokį self-study book ar kažkokį planuotę anglišką, bet knygos nerašyčiau, nes, ne, vis dėlto nerašyčiau angliškai. Kodėl pasirinkote parašyti knygą tema apie nemeilę? Irgi labai geras klausimas. Kodėl apie nemeilę? Na, tiesiog nenorėjau galbūt būti banali, nenorėjau tokio paprasto meilės romano ir galbūt kažkiek tai tarytum, na, galbūt, net nežinau, ar čia galbūt abu žodžiai tinka ir nusikopijavau ir mane įkvėpė labai, kai aš perskaičiau Otesos Mošve knygą Eileen, lietuviškai tai būtų tiesiog Linutė, galbūt vertimas, nors ji nėra išversta į lietuvių kalbą, bet tai buvo toks romanas, bent jau kol kas, man atrodo, nėra, apie tokią labai neigiamą merginą ir tokią labai vienišą merginą ir man tas pasirodė personažas labai įdomus ir aš nusprendžiau parašyti tokią tarsi knygą, na, kiek galima manyti, šiek tiek netikėtą iš veikėjo pusės, kad norėjau tarsi apgauti skaitytoją, kad skaitytojas nemėgtų to pagrindinio veikėjo ir kad jisai, netgi iš skaitytojo ateitų tokie neigiami nemeilės jausmai. Ir iš pradžių ta knyga nebuvo tokia jau nemeilės knyga, tokia tamsi knyga, bet vėliau, galbūt pati pasirinkau paimti ir tą temą tokią išsunkti iki galo, ir eiti iki galo ir ją taip nuspalvinti tada jau, kad juodai, kad ji būtų tokia tarsi temos knyga, kad turėtų savo temą, savo nišą, taptų tokia tarsi biblioterapinė knyga, irgi galbūt iš tokio šiek tiek tarsi komercinio požiūrio, kad atsirastų tos knygos skaitytojas, kuriam būtų aktualu tokią knygą perskaityti. O ar siūlytumėt savo knygą skaityti jaunimui? Taip, aš manau, kad ši knyga yra parašyta būtent jaunimui, orientuota į merginas, galbūt, sakyčiau, maždaug iki 30. Dabar, pavyzdžiui, jau man ta pati mano knyga atrodo, aš ją ir išaugau ir jinai man tokia jau pačiai būtų nebeaktuali, bet jaunimui aš ją, manau, ir parašiau. Gerai, tai išgirdom apie gal tas krizės tokias, išgirdom apie šiaip truputį knygą, bet gal toks įdomus klausimas, tai ar dar išleisit kažkokią naują knygą ir apie ką ji būtų, ar bus kažkoks visiškai skirtingas žanras, ar tas pats, ar apie jausmus, kažkaip, nežinau.
kad labiau norim sužinot, kad ką toliau skaityt mum. Na, iš tikrųjų, aš dabar rašau kitą knygą ir mano tokia buvo intencija parašyti ją kitokią, bet berašant, nes aš jau 1,5 metų leidžiu kas rytą ją rašydama ir šiandien rašiau ir aš kiekvieną rytą suprantu, kad jinai, nuo savęs ko gero nepabėgsi ir nuo savo rašymo braižo nepabėgsi. Ir nors aš ją norėjau padaryti ir šiuo atveju parašyti apie tokią visai kitokią moterį, ir jinai yra kitokia ir vyresniam galbūt žmogui negu buvo Oda kvepianti chalva parašyta, bet tas rašymo stilius galbūt ir gerai, jisai išlieka toks pats. Ir knyga vis tiek ji bus apie moterį, bet jau kitokia, bet vis dėlto vis tiek toje knygoje bus gvildenama tam tikra, vėlgi tokia šiek tiek, leisiu savo pasakyti, tokia egzistencinė problema jos. Kokie rašytojai jums labiausiai patinka ir kodėl? Iš kokių rašytojų jūs siemate savo įkvėpimo? Įkvėpimo, pirmas rašytojas, kuris man ateina į galvą ir šiuo metu jau baigiu skaityti jo praktiškai paskutinę, gal prieš paskutinę knygą, tai yra Jaroslavas Melnikas. Mane jis labai įkvėpia ir žavi savo tokiu metaforišku mąstymu. Man patinka to tokia irgi tokia šiek tiek fantasmagorija jo rašyme, kaip ir viskas realybė, bet jinai tokia sapniška ta realybė. Man jo stilius rašymo ir dar tokie psichologiniai niuansai, tai sakyčiau, kad jisai ko gero yra numeris 1, bet taip pat negaliu nepaminėti ir Lauros Sintijos Černiauskaitės, kurią turėjau garbės sutikti Imbiero vakaruose, čia Kunčino bibliotekoje ir netgi kavos su ją atsigerti. Tai irgi man tai buvo toks labai netikėta gyvenimo dovana, nes jos detališkumas, toks aprašymo grožis, toks ornamentika ir gamta ir irgi taip pat labai labai mane žavi. Tai vat iš lietuvių rašytojų sakyčiau, kad šitie 2 yra mano patys mylimiausi rašytojai. O gal yra ir anglų rašytojų? Iš anglų rašytojų, tarkim, britų Julian Barnes irgi ganėtinai žinomas lietuvių skaitytojams, daug knygų išversta. Taip pat Britė Sue Townsend, jaunoji karta, ir mano karta jaunystėje skaitė Adriano Maulo dienoraštį, galbūt ir jūs esate skaičiusi. Tai ji yra parašiusi daug knygų ir visos jos yra tokios šiek tiek ir komiškos, ir gyvenimiškos, ir turi savyje kažkokio tai graudulio, kažkokios tai lyrikos. Ši rašytoja, nors su kitom knygom nėra labai populiari Lietuvoje, bet ji mane labai irgi taip pat žavi ir esu viską jos perskaičiusi. Tai šie atėjo, bet aišku ir klasika, bet taip, turbūt ko gero šitie vardai labiausiai įstrigę. Kokią knygą pasiūlytumėt Gen Z kartai, gal mūsų kartai, dar truputį vyresniems, gal šios tinklalaidės klausytojams, gal kažkokia yra viena įstrigus būtent, kurią norėtųsi parekomenduoti, kad perskaitytų visi? Vėlgi, pirmoji knyga, kuri man ateina į galvą, tai būtų Jaroslavo Melniko Rojalio kambarys. Neseniai išėjo ir filmas, po daugelio metų romanų išėjus sukurtas. Knyga yra labai trumpa, bet ji yra tokia šedevriška, sakyčiau. Tai manau, kad kiekvienam perskaityti, tiek jaunam, tiek senam, tikiu, kad abejingų neliks. Tai ko gero šita knyga yra pati pačiausia, kurią kiekvienam rekomenduočiau. Ir minėjot, kad šita knyga turi ir filmą. O ar jūs savo knygai norėtumėt kada nors sukurti filmą? Esu iš tikrųjų gavus tokių komentarų, kad Oda kvepianti chalva, ji yra labai kinematografiška, taip pat tokia vizuali knyga. Tai be abejo, kad tai būtų didžiulis komplimentas bet kuriam rašytojui, jeigu kas nors sugalvotų kurti filmą pagal knygą, tai būtų man tikrai labai įspūdinga, jeigu kartais knyga taptų filmu. Kokia buvo jūsų vaikystė? Ar ji buvo sunki, ar jūs gavote
daug meilės iš tėvų, ar turėjote palaikymo iš draugų? Aha, koks tikrai netikėtas klausimas, bet turbūt vaikystėje ir prasideda tos svajonės, ar ne? Rašytojai, ko gero, gimsta iš tikrųjų vaikystėje. Tai mano vaikystėje ji buvo, nepasakyčiau, kad ji buvo kažkokia labai sudėtinga, bet ji buvo ganėtinai gal nuobodi, gal tai būtų tinkamas žodis. Aš tarkim, niekada net kai ir būdavau vaikas, nekviesdavau savo draugių eiti į lauką. Jos visada turėdavo mane pakviesti, bet aš ir dabar tai padarau. Aš niekada nieko niekur nekviečiu, nes, esu toks žmogus, kuris labai mėgsta būti vienas. Ir vaikystėje, net nežinau kodėl, kartais net gal ir ilgėdavausi iš tų draugių, bet jeigu jos man nerašo, tai aš ir nerašau. Tai aš tada imu knygą arba ten vaikštau kažkur viena, arba tiesiog žaidžiu ir neinu. Tai vat galbūt toks man dalykas. Man iš vaikystės liko labai daug nuobodulio. Iš tikrųjų, mano tas klausimas, ką veikti, jis buvo tiesiog persismelkęs per visus namus, per visus kambarius, per visas vasaras. Ir netgi galbūt ir tarp žmonių, ir tarp žmonių kartais tiesiog jautiesi nuobodžiaujantis. Galbūt vienam to nuobodulio yra kartais net mažiau. O yra dar toks gailesčio jausmas? Ne, aš galbūt tiesiog gaudavau iš aplinkos, vis tiek kažkiek save lyginiu su klasiokais, su draugais ir su savo sesėm. Ir tada matai, kas teikia malonumą, pavyzdžiui, tave supantiems žmonėms, bendravimas ar kažkoks ėjimas, dalyvavimas, kažkokios idėjos, o man kažkaip tai, aš tokia nelabai ko imdavausi anksčiau. Dabar gal trupučiuką kitaip, bet šiaip nesigailiu, bet galbūt nebuvau suteikusi savo leidimo ir tokio, kad, tai gal viskas gerai, gal čia viskas ir gerai su tavimi, jeigu tu tiesiog nenori kažkur tai eiti, bendrauti ir gal gali tikrai draugauti su tom savo knygom ir dėl to nesijausti kažkaip tai blogai, kad esi perdėtai užsidariusi ar tarsi net gali nevadinti savęs vieniša. Bet ko gero iš šalies tai atrodė, kad aš šiek tiek toksai vienatvę mėgstantis vaikas buvau. Šiaip labai įdomu, nes tas rašymas ir visada, kai kažkas man bent jau pasako, kad yra rašytojas ir ta kaip profesija, tai atrodo visą laiką sėdi ir kažką rašo, bet gal šiaip kažką veikiat laisvalaikiu tokio labai netikėto ir galbūt kur nepasakytum šiaip į žmogų pažiūrėjęs ar į profesiją, tai gal kažkoks yra pomėgis ar ką labai mėgstat daryti. Būtų labai gerai iš tikrųjų taip tikrai sėdėti ir daug rašyti ir tai čia, man atrodo, tikrai taip ir turėtų būti. Bet be abejo vyksta gyvenimas ir turi dirbti ir mano tas darbas, jis yra toks, nors aš esu anglų kalbos mokytoja, bet esu ganėtinai netradicinė ta mokytoja ir jis yra ganėtinai toks hobiškas tas mano darbas, nors jis yra mano labai rimtas darbas, vienintelis, tai aš esu mokytoja Instagrame ir man ten tenka ir Reelsuose pašokti, ir storius filmuoti, ir man atrodo tai labai su rašytojo gyvenimu iš vis nesisiejantis dalykas, nes Instagramas vis tiek pardavinėjimas, Instagrame tai yra tokia komercija ir savęs pardavimas ir kartais man būna labai labai sunku suderinti šitos du dalykus, tai tiesiog atsikėlimą tą ryte ir tą tokį kūrybinį mąstymą, kūrybinį gyvenimą, kuriam reikia ir laiko, ir gyvenimo būdo ir staiga tu turi išeiti, dirbti į tą instagraminį pasaulį ir jie visiškai tarpusavį niekaip nesueina man, tai su šituo aš kovoju. Tai va galbūt tai ir yra kitiems mano mokiniams, suaugusiems mano kursų dalyviams galbūt yra, nes netikėtas dalykas, kad aš rašau, o iš rašytojų pasaulio ko gero tai, kad aš Instagrame labai daug reiškiasi. Ar jums patinka kelionės, ar turite laiko joms ir kokios jums patinka kelionės, kodėl? Kelionės turbūt, kad man patinka mažiau negu vidutiniam žmogui, nes kelionės turbūt patinka visiems, bet šiaip kartais aš pagalvoju, kad ar man didesnį malonumą teikia keliavimas, ar pavyzdžiui tiesiog poilsis, buvimas vienai namuose, tai
ko gero ne tas atradimo džiaugsmas, o tiesiog, na, tikrai dažnai ieškau tiesiog tų tokių laiko atkarpų, kai galėsiu tiesiog skirti tą laiką, kad ir rašymui, ir skaitimui, nes to laiko yra labai mažai. O jeigu jau keliauju, tai labiausiai patinka keliauti vienai ir būna nuostabu, jeigu dar išeina nuvažiuoti, pavyzdžiui, į Zemfyros koncertą. Zemfyra tai yra mano mėgstamiausia atlikėja, ji yra rusų atlikėja ir ji tokia irgi, man atrodo, kažkaip šiandien prieš podcastą bėgiodama susimaščiau, kad ko gero Zemfyra yra tai, kas mane labai įkvėpė ir rašymui nuo pat vaikystės. Tai jeigu tik yra galimybė nuvažiuoti į koncertą ir dar vieną išvažiuoti, tai čia yra tobula kelionė man. Tai gal ne su įžymybė, bet šiaip su knygos kažkokia veikėja arba veikėjų savo knygos. Gal su kažkokiu būtent norėtų pakalbėti, pakeliauti, papietauti, nežinau, gal į kažkokį koncertą, pavyzdžiui. Su savo knygos veikėju? Jo. Nenorėčiau susitikti su savo knygos veikėjais. Man atrodo, kad jie visi yra labai, nelabai geri žmonės, nelabai geri pašnekovai ir ganėtinai nejaukų žmonės. Nors, ko gero, vėlgi, jeigu autorius rašo apie tokius žmonės ir jie yra irgi iš mano pasaulio, jie nėra tikri, bet tarsi mano pasaulio žmonės, bet vis dėlto su jais susitikti su šios parašytos Oda kvepianti Halva veikėjais aš nenorėčiau. Galbūt su sekančios knygos pagrindinė veikėja aš mielai nueičiau kavos išgerti, bet ji dar nėra parašyta. Na čia dabar jau toks trumpas klausimas, katės ar šunys? Aš nesu labai didelė iš tikrųjų gyvūnų mylėtoja, bet šunys. Tai kokią žinutę perduotumėte visuomeniai arba žmonėms, kurie norėtų pradėti rašyti kas? Man labai patiko, aš ištrauką mačiau apie Meką filmo. Ir ten buvo, aš net nežinau, kas pasakė, ar tai buvo Mekas, ar tai buvo jo draugas. Dabar iš vis taip atmintis apgauna, bet iš esmės ten buvo pasakojimas apie auditoriją studentų, kūrybinio rašymo studentų ir jie laukia dėstytojo. Ir tas dėstytojas atėjo labai pavėlavęs, bet jie visi jo sulaukė, jis įėjo į auditoriją ir paklausė, tai ką, jūs norite būti rašytojais? Kažkas palingavo galvą, tai jisai sako, tai eikite ir rašykite. Pasiėmė savo portfelį ir išėjo. Ir man kažkaip atrodo va šitoj scenoj, viskas ir telpa. Aš sakyčiau, neverta skaityti, nebent labai trūksta įkvėpimo, bet jeigu trūksta įkvėpimo, tai gal ir nelabai reikia rašyti apskritai. Svarbiausia yra rašyti, išrašyti, atrasti savo tą rašymo stilių, netingėti, ir aišku, kažkur pastrigus rašyti toliau. Nes, turbūt tik tai iš savęs gali išmokti, ir be abejo, vis tiek skaityti irgi reikia. Gerai, tai kaip ir prie pabaigos. Tai ačiū labai merginos, buvo labai malonu. Ačiū Jums labai, kad skirite mums laiko pasikalbėti su Jumis ir artimiau susipažinti su Jumis. Tai su Jumis buvo aš, Auksė, Danielė, Rimantė ir linkime Jums kuo didžiausios sėkmės. Sėkmės viso.